Prastas mokinys patikojo savo matematikos mokytojos ir gavo 5. Jeigu būtų buvęs teisėjas griežtesnis, būtų gavęs ir 7. Iš kur tu čia tokį ištraukiai? Geras. Pripažinkim, toks porimtis. Nu, nepriimkite širdį giliai. Rytinis anekdotas. Su draugai kalbasi. Nu, klausyko, bėgioja rytais? Jo, žinok, rėkdamas. Pramiegojau. Mano toks lempinis visiškai. Vyksta teismas, teisiama moteris, aš čia uošvienė, kuri parduotuvėje pavogė persikų. Aha. Indelį persikų, kilogramų kažkur. Tai vyksta procesas, teisėjas sako, nu čia mažareikšmė byla, bet vis tiek, nu, dalykas negražus, vis tiek kažkaip nubaus turime. Sakykite, kiek tų dėžutė tų persikų buvo? Uošvienė sako, nu, 6 persikai buvo. Taip, 6 persikai. Nu gerai, tik aš žinau, skirsime galbūt tokio, reiškia, arešto, sakykime taip, už kiekvieną persiką po dieną, tai 6 dienos arešto, sakykime taip, turėtų būti. Iš salės galo, žento balsas. Teisėjau, dar nepasakė, žirnelių indelį pavogė. Ačiū, žirnelis. Labai gerai. Dar toks subtilus. Tolimo Škotijos kaimo gyventojas nuvyko į Londoną, grįžus jo klausė, na, kaip Londonas, kokie žmonės ten gyvena. O žinokit, miestas gražus, bet žmonės tokie išprotė. Įsivaizduoja, 3 valandą nakties, kažkas beldžia į duris, skambina į laidinį telefoną, tranko į sienas. Akmenis pradėjo paskiau mėtyti apie 5 ryto į langus. Triukšmas siaubingas, kažkas cypia, mašinos laksto su sirenom, nesuprantu. Oha, nu ir kaip tu reagavai visą tai? Nu ką, nu nieko, kaip ir toliau grojau dūdmaišiu. Geras. Aš dėl tam tikrų problemų negaliu paskaityti šito. Dar vienas, taip. O, dar porą. Ar žinojote, kad delfinai tokie protingi, jog patekę į nelaisvę, per 2 savaitės išmoko žmonės stovėti ant baseino krašto ir mėtyti jiems žuvį? Atvirkščiai viskas. Liuks. Dar vienas, 2 vyrai kalbasi. Nu va, aš savo žmonai ir sakau vieną dieną. Nuo šiandien nieko namie nedarysiu, netvarkysiu, skalbinių va, nedžiaustysiu, maisto irgi neprisidėsiu prie gamybos, nesirpsiu, nieko netvarkysiu. Nusiboda man. Pati ir daryk. Aha, nu ir ką? Ką jinai? Nu nieko kažką, 1 dieną žmonos nematau, 2 dieną nematau, 3 nematau, nu 4 jau akies kampeliu pradėjau matyti.